Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti tema, kurią vieni galbūt vadina ezoterika, kiti dvasingumu, dar kiti dar kažkaip savaip vadina. Bet žmonės kalba apie tai ir kalba labai skirtingai. Ir manau, atėjo metas truputėlį irgi praplėsti savo akiratį ir paaiškinti tai vieni kitiems paprastesniais žodžiais. Šiandien noriu kalbėti apie vibracijas. Turbūt dažnai girdit, kalbant tie, kas domisi dvasingumo temomis, aukštos vibracijos, žemos vibracijos, vertinimai, iš karto pas mus kyla asociacijos. Žemos blogai, aukštos labai gerai ir toks didžiulis tarp jų kažkoks atotrūkis. Tai kasgi tos vibracijos? Mes jau ir iš chemijos pamokų žinome, kad visi kūnai ir viskas, kas yra aplinkui, matoma ir nematoma, susideda iš daug smulkių dalelių. Per chemijos pamokas, kiek aš pamenu, ten buvo molekulės, atomai, subatomai, gal ir kvarkai jau yra ir dar daug, galbūt dar smulkesnių dalelių, kurių mokslininkai dar ir neatrado, ar jau atrado. Aš kaip labai moksliškai pernelyg irgi nenoriu kalbėti, nes kalbam paprasta buitinė kalba, kad būtų lengviau mums suprasti. Taigi, viskas susideda iš labai smulkių dalelių, visi mūsų kūnai ir viskas, kas matoma ir nematoma, virpa erdvėje. Tos smulkios dalelės, jos juda. Jos juda, nes per jas eina gyvybinė energija, kuri apima visą, kas yra. Ir kai tos dalelės juda žemom vibracijom vadinamai, tai reiškia, kad dalelės amplitudė yra lėta. Štai galiu pademonstruoti, kad būtų patogiau. Dalelės judėjimo amplitudė per laiko vienetą yra lėta. Tai yra žema vibracija. Kaip atrodo aukšta vibracija? Dalelė vis greičiau ima judėti per tą patį laiko vienetą, ji padaro vis daugiau judesių. Tai reiškia, kad jinai pradeda vis tankiau ir tankiau virpėti. Tai yra aukšta vibracija. Na ir jos be abejo juda taip, kaip aš net savo ranką negaliu parodyti, kaip jos greitai juda. Kai dalelė pradeda labai greitai ir labai tankiai judėti, jinai pasiekia šviesos greitį ir virsta fotonu. Jinai pradeda švytėti. Tai dabar fizikai atranda šitos duomenis, o žmonės jau nuo senų senovės, kaip žinojo, tai ir vadino nušvitusiais žmonės, kurie buvo pasiekę ar patyrę tokio tankio dalelių virpėjimą. Juos vadino nušvitusiais, nes jie pasiekė visiškai kitą virpesių lygmenį. Taigi dabar žemos vibracijos, tai čia nereiškia, kad kažkas tai su tavim visai blogai. Aukštos vibracijos, tai nereiškia, kad tu čia jau esi kažkoks tai pranašesnis už kitus. Nes kai mes pasiekiam aukštus virpesių dažnius, tai yra tik vienas iš nušvitimo etapų. Apie nušvitimo etapus gal galėsim kalbėti ir vėliau, nes pati irgi labai domiuosi šiomis temomis ir savo gyvenime, tie, kurie jau domisi ir kalba apie dvasingumą, jie be abejo
vienaip ar kitaip eina per tuos etapus, patiria labai daug įvairių pojūčių ir naujų patyrimų. Ir būtent įdomu yra jais dalintis ir kalbėti apie tai, nes anksčiau ar vėliau mūsų visų, kas dabar ir kalbama, kad vibracijos kils ir mūsų kūnuose, mūsų planetoje, mūsų sąmonėje, nes žmogus yra tokia labai daugialypė struktūra, susidedanti ne vien iš fizinio kūno be abejo. Tai kas dabar vyksta, šitos dalelių tankis šitas didėja. Ir mes visi pradedam jaustis kitaip. Labai daug atsiranda švelnesnių, tyresnių, meilę išjaučiančių energijų. Tai yra būtent aukštesnių virpesių energijos, kurios čia pas mus įsitvirtina Žemėje, mūsų plotmėje, mūsų kūnuose, mūsų sąmoniai. Ir mes patiriam dėl to kartais diskomfortą. Bet jeigu mes žinom, kad tai tiesiog yra vienas iš tokių proceso dalių, viena iš su mumis vykstančių proceso dalių, mes galim labai ramiai per tai pereiti, netgi jeigu jaučiam kažkokius fizinius diskomfortus, kaip galvos skausmas, spengimas ausyse, ar galbūt galūnių tirpimas gali būti, arba tokie pojūčiai, kai pavyzdžiui, eini ir staiga prarandi pusiausvyrą. Tave taip sumėto į šonus. Gali būti, kad tu matai tai, ko neturėtų būti, arba tu vieną akimirką tai matai, kitą akimirką to jau nėra, kad kažkoks tau pasirodė, kad čia guli daiktas, čia jo nėra galbūt, ar panašiai, ar skaičius kažkoks tu matei vienokį, dabar jis atrodo kitoks. Įvairiausių tų signalų, įvairiausių tų pojūčių yra ir bus. Ir visa tai yra todėl, kad keičiasi mūsų visų virpesių dažnis. Dabar galima dar paskaityti Hawkinso, daktaro Davido Hawkinso knygą, kurioje jis, pavyzdžiui, pristato tokią skalę. Gal jau ir žinote, jis sudarė skalę. Jis sukūrė tokį įrankį, kur tos dalelių virpesius padalino skalėje, sugradavo 100, 200, 300 ir taip toliau iki 1000 ir nurodė, kaip žmogus jaučiasi, kai yra tam sąmonės lygmenį, aukštesniam ir kokie maždaug procesai, pojūčiai, emocijos, kokio lygmens vyrauja. Žemos vibracijos. Tai reiškia, kad mes jaučiame daugiau sunkumo kūne, skausmo, sveikatos, tokių sutrikimų, diskomfortų. Mes tiesiog jaučiame, kad materija yra labai sunkiai. Žinot, tą būseną, kai atrodo esi prislėgtas lyg maišu ir nežinai dėl kokios priežasties netgi. Dažniausiai gali būti ir kad nėra kažkokio konkretaus fizinio sutrikimo, tiesiog tavo pojūtis toks. Taip gali pasireikšti žemų vibracijų energija. Mes ją galime jausti tiek savo, tiek ir iš aplinkos. Žmonės, kurie empatiški ir jautrūs aplinkai, jiems atrodo, kad jie pradeda jausti aplinką. Ir dėmesį šitoj vietoj noriu patikslinti, kad tai nebūtinai reiškia, kad jūs jaučiate aplinką. Tai gali būti vis dar jūsų pačių neišspręsti klausimai, kuriuos jums rodo ta aplinka.
Taigi, kai jaučiatės, kad aplink jūs yra žemos vibracijos arba jūsų pojūčiai jau taip pasunkėjo, kad akivaizdžiai suprantat, kad jums netinkama aplinka, nepulkim kaltinti, nes aš pati žinau iš patirties ir savo, kad žmogaus instinktas ir mūsų ego, jis iš karto ginasi ir sako, ne, sako, aš esu labai geras, viskas su manim gerai, čia va šita aplinka yra bloga, man reikia iš čia išeiti. Jeigu yra galimybė, galite išeiti, bet kartais nėra galimybės išeiti ir tu turi tiesiog būti tol, kol pasibaigs kažkoks procesas. Tokiu atveju tiesiog pirmas žingsnis, kad gerai, kad susivokiam, kad mūsų vibracijos nukrito ir mes pasijutom blogai šiuo metu, tokiai būsenai sunkioj. Antras klausimas būtų, kodėl aš taip jaučiuosi, ką man tai rodo. Visada kreipiam dėmesį į save. Ir kai išmoksit susitelkti į save, o to pavyzdžiui mes mokom per meditacijas, apie kurias kartais irgi skelbiu šiame kanale, kai išmoksti susijungti ir išgirsti save, tu labai greitai gauni atsakymus, kodėl tau dabar iškilo šis momentas, kokios čia žemos kieno vibracijos iš tikrųjų iš aplinkos ar tavo paties ir kaip tu gali tai spręsti. Tai štai, o kai mes jaučiam aukštas vibracijas, tai čia būna toks išsiplėtimas ir lengvumas, tau norisi šokti, tu jauti vidinį džiaugsmą, kūnas toks lengvas, tarsi plasnoji, turbūt esat patyrę tokių būsenų. Vadinasi, jūs aplankė aukštų virpesių energija. Nes dalelių judėjimas kyla, amplitudė kyla. Ir aš jums pasakysiu, kadangi visi žmonės iš tikrųjų yra patyrę per savo gyvenimą tokių būsenų, lengvumo, gerumo, o kai juokiamės, čia iš viso būna labai aukštos vibracijos. Toks tas gilus momentas, akimirka begalinė, kai juokiesi, atrodo, nėra nei buvo nei pradžios, nei pabaigos. Pagaukit, koks tai yra nuostabus momentas, kai tu iš širdies kvatoji. Kadangi visi žmonės mes patiriam savo gyvenime tokių gražių aukštų vibracijų energijų, tai reiškia, kad mes visi su laiku savo energijas vis keliam, vibracijas vis keliam ir natūraliai gausis taip, kad visi žmonės anksčiau ar vėliau pakels savo vibracijas, galbūt per kažkiek inkarnacijų, nekalbu, kad per vieną įsikūnijimą. Bet visi natūraliai ir savaime mes išėjom iš nuostabaus meilės ir šviesos šaltinio ir patys su laiku tokiais tapsime. Čia tik laiko klausimas, kas užtruks šitoj kelionėje ilgiau, o kas greičiau. Taigi tie, kurie keliauja šioje kelionėje greičiau ir spartesniais žingsniais, jie jau ima susivokti, pasiklauso, ką kalba jų kolegos, kartu padeda vieni kitiems pakelti savo bendrystėje šitas palaikyti vibracijas aukštas ir pradeda dalintis su kitais žmonėmis. Tai yra labai natūralus procesas, nes kai tu suvoki, kas tai iš tiesų yra, tau tiesiog ateina, kad tai yra mūsų gyvenimo prasmė ir turime tuo dalintis, nes visi vis tiek keliaujam vieną kryptim. Tiesiog padėti galim ištiesti vieni kitiems ranką, tiem, kam sunkiau, tiem, kas galbūt nori, bet dar nejaučia, ar kažko nesupranta, ar dar truputėlį trūksta meilės savo, taigi vieni kitus to ir mokome. Tai tiek norėjau šiandien papasakoti apie vibracijas. Mes neskirstom, kad žemi, aukšti, mes žinom, kad tai yra mūsų virpėjimo tankis ir yra galimybė
mums jas truputėlį pakelti. Kiekvienas savo tempu, kiekvienas savo žingsniu, darydamas tam tikrus veiksmus arba formuodamas šiek tiek iš tikrųjų reikia valios formuoti savo mintis ir įpročius, tam, kad kaip tik kažkokių tais negatyvių dalykų nedarytume. Tai irgi labai mus palengvina, numeta naštą kasdienybėje ir padeda daug geriau išjausti momentą, daug geriau išgyventi ir lengviau išgyventi savo dieną. Vadinasi, mes jau toj dienoj, jeigu mes sulaukiam vakaro ir nesijaučiam pavargę, mes praleidom ją aukštos vibracijos energijose, arba tiksliau su jų pagalba. Koks žmogus yra indas, per kurį eina visokios energijos, papasakosiu vėlesnėme video, o šiandien tiek. Iki susitikimo.